Pradėsiu nuo to, kad aš turiu du šunis. Turiu mišrūną Maksą 7-8 metų ir turiu Džeko Raselo terjerą Rikį, kuriam yra beveik 13 metų. Jam 13 metų sueis vasarį ir greičiausiai tą gimtadienį jau švęsim Maroke. Iš tikrųjų, keliavimas su gyvūnais ES ribose labai skiriasi nuo keliavimo su gyvūnais už ES ribų. Skiriasi reguliavimas, reikalavimai, skiriasi terminai, kada kokios procedūros turi būti atliktos. Ir aš pastaruosius porą mėnesių tengiausi perprasti, kas yra esminiai dalykai reikalingi įvažiuojant į Maroką ir įvažiuojant į ES. Čia tada, kai mes jau grįžinėsim. Nes iš tikrųjų reguliavimas ir terminai, jie taip, gerokai skiriasi ir prasilenkia tam tikrose vietose, ypač kalbant apie dienų skaičių prieš ir po tam tikras veterinarinės procedūras. Ir aš noriu atskirą ačiū pasakyti Lietuvos valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai, kuri labai fainai mane pakonsultavo, labai išsamei. Ir patys dar kreipėsi irgi ir į Ispanijos VMVT atitikmenį ir susisiekė ir su asmenim, kurie apie Maroką gali pakonsultuoti ir man pateikė tokias labai tikslias rekomendacijas dėl to, kas kada turi būti atlikta ir kaip aš galiu užtikrinti, kad tikrai pateksiu į Maroką ir tikrai paskui atgal pateksiu į ES. Tai mūsų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir tikrai be jų aš būčiau tam tikrų dalykų nesusigaudžiusi. Antras ačiū keliauja veterinarijos klinikai 8 drambliai ir mūsų super daktarai Irinai, kuri gydė Maksą nuo babeziozės ir išgydė ir mes, turim gyvą šunį, ko aš beprotiškai džiaugiuosi, bet jinai irgi žmogus tiesiog 20-30 minučių telefonu su manimi kabėjo ir mes kartu bandėm internete išskaityti ir suprasti, kaip yra iš tikrųjų su tuo reguliavimu. Tai dėka VMVT ir 8 dramblių aš turiu aiškias gairias, ką ir kaip reikia pasiruošti tam, kad galėčiau saugiai keliauti su šunim iš ES ir grįžti ją atgal. Tai esmė turbūt yra tokia, kad reikalingi yra skirtingi dokumentai ir yra skirtingi terminai tiems dokumentams pasirengti. Tai pavyzdžiui, ES pakanka, kad gyvūnas būtų ženklintas mikroschema, kad jis turėtų ES galiojantį gyvūno pasą ir kad būtų pažymos visos įrašai pase apie vakcinavimą nuo pasiutligės ir kad tas vakcinavimas dar galiotų. Įvažiuojant į Maroką šalia šitų 3 dalykų yra reikalingas dar pažyma tam tikra apie gyvūnų išorinį ir vidinį nukirminimą ir nublusinimą, apskritai pažyma apie gyvūno sveikatos būklę, pasiutligės titro testas, kuris kol kas man kelia didžiausią iššūkį šitoje vietoje, nes jį atliksim Ispanijoje, kadangi terminai prasilenkia ir nespėjam jo prieš išvykimą dar atlikti Lietuvoje. Ir visa tai turi tam tikrus savo galiojimo terminus, kaip pavyzdžiui, ES tam tikros pažymos, jos galioja 10 dienų, tai įvažiuojant į Maroką veterinarinių pažymų galiojimo laikas yra 3 dienos. Tai reiškia, kad aš turėsiu Ispanijos pietuose jau prieš pat keliantis į Maroką nuvykti į Ispanijos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atitikmenį. Yra 2 tokios įstaigos Ispanijoje, aš jau pasižiūrėjau, kurioje vietoje jos yra, kad važiuoti iki artimesnės, nebus 200-300 km, tiesiog pasidaryti reikalingus tyrimus, išsimti reikalingas pažymas ir per 3 dienas turėsim išvažiuoti iš ES ir įvažiuoti jau į Maroką. Pradėjom nuo pagrindinių dalykų, tai yra nuo pasų, nes Rikio pasas, Džeko Raselo terjero pasas pasirodo nebegalioja, nes Lietuvoje buvo pakeistas reguliavimas, nes pasirodo žmonės haslino ir falsifikavo gyvūnų pasus, šitus ES pasus. Ir paskui aš praleidau tas naujienas, kad man reikėjo užsidėti antspaudą, kad tas pasas galiotų toliau. Ir jis tiesiog, kadangi aš šitą terminą praleidau ir net nemačiau tokių naujienų, tai tas pasas nebegaliojo, tai reiškia, Rikiui reikėjo gaminti naują pasą, o Maksas paso gyvenime apskritai nėra turėjęs, aš jį esu paveldėjus iš senelio ir senelis jau darydavo tik tai, už ką negautų baudų, grubiai tariant. Maksas tiesiog buvo ženklintas mikroschema ir tiek žinių, daugiau niekas nieko nežino, kas ten tam šuniui buvo kada skiepyta, kas ten su juo kada daryta, mes tiesiog buvom irgi patys pasidarę veterinarinę apžiūrą sveikatos tam, kad žinotumėm apskritai, kokį mes čia laimikį su to paveldėjimu dabar laimėjom. Žodžiu, abiem gyvūnam reikėjo gaminti naujus pasus ir that's okay. Įdomybė yra ta, kad, Maksas, tai aišku, mišrūnas, ten pažiūrėjau, kokia spalva, ruda, rusva, įrašė rudą, nes nesvarbu, kad gimimo datą įrašėm kovo 1, metų gimimo nieks tiksliai nežino, tai man atrodo įrašė 2016 gal metus, žodžiu, nesmė. Bet įdomumas yra tame, kad Rikis šiaip yra Džeko Raselo terjeras. Ir aš jį kaip ir ko, aš atsimenu, kad man irgi manęs klausė, ar norit kilmės dokumentų, ten kainuos papildomai ir taip toliau, ir aš sakiau, nereikia, aš tiek čia jokiais veislynais neužsiminėsiu, į parodas nevažinėsiu, sakau, man, svarbu pats šuniukas, kad būtų
fainas vaikas ir taip toliau. Tai aš tų kilmės dokumentų neišsiminėjau prieš beveik 13 metų. Dabar pasirodo, jeigu neturi to kilmės dokumento, tai tavo gyvūnas nėra laikomas veisliniu ir jis irgi yra laikomas mišrūnu. Žodžiu, pabaigiau tuo, kad dabar turiu 2 gyvūnus, jie yra, žodžiu, abudu turi pasus ir turiu 2 mišrūnus. Tai su tais savo 2 mišrūnais važiavau į 8 dramblių kliniką pas mūsų gydytoją Iriną, kuri juos suvakcinavo taip, kaip jie turi būti suvakcinuoti, įdėjo visus įrašus į pasus, išėmė man spec pažymą, sako, dėl viso pikto, jeigu kas nors dar klaustų ir vakcinavimo pažymų, tai kad ir jas turėčiau, viską antspaudavom, sulaminavom ir gyvūnai turi pasus. Tai mums realiai, kas liko dar prieš išvykstant iš ES, tai Ispanijos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos to institucijai reikės pasidaryti pasiutligės titro testą ir paskui reikės jau prieš pat išvykstant dar į specialią veterinarijos instituciją nuvykti, kur abudu gyvūnus dar apžiūrės, išduos pažymas, kad jie yra sveiki, nukirminti, nublusinti ir kad gali kirsti ES sieną. Tai va šitų, žodžiu, 3 dalykus man reikės dar pasidaryti. Plius minus jau žinau, kur tai darysiu ir kol kas neįsivaizduoju, kiek tai kainuos. Tikriausiai kainuos truputėlį brangiau nei Lietuvoje, nes tai visą laiką yra tokios ekstrinės procedūros. Šitus dalykus tikrai žinau, kad susitvarkysiu ir iš ES išvažiuosiu. Grįžtant į ES, aš nors Maroke planavau praleisti 90 dienų, bet šunų dokumentai greičiausiai galios tik tai 60 dienų. Tai dar pasižiūrėsim, kaip darysim. Arba mes tiesiog grįšim atgal į Europą ir važiuosim kur nors, nežinau, kur norėsis. Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Italijoje, Juodkalnijoje visą laiką norėjau pabūti. Tai pažiūrėsim, gal, nežinau, kažkur tai nuvažiuosim. Arba grįšim atgal į ES, dar kartelį pasidarysim procedūras ir grįšim vėl į Maroką. Šitas remsis į tai, kiek realiai tai kainuos ir kiek iš tikrųjų laiko mes visam tam turėtumėm sugaišti. Tai dar šito sprendimo nesu priėmus, nei kiek tiksliai prabūsime Maroke, nei kur paskui važiuosime toliau, jeigu grįžti iš Maroko reikės šiek tiek ankstėliau. Kitas dalykas, dar kuo reikia pasirūpinti šalia dokumentų, vakcinavimo ir visokiausių veterinarinių patikrų, tai yra tabletės arba bet kokia kita apsauga nuo kraujasiurbių. Tai čia aš kalbu apie erkes. Ir kadangi mes praėjusį pavasarį ir visą vasarą iš tikrųjų gydėmės babeziozę Makso, tai aš nieko gyvų nenoriu dar kartelį pereiti per tą pačią patirtį. Dėl to iš karto pusmečių į priekį susipirkau tabletes nuo erkių. Ir mano šunis skirtingas gauna tabletes ir skirtingų periodiškumų. Maksas gauna kas mėnesį, nes jo organizmas dar yra silpnokas, o Rikis gauna kartą į 3 mėnesius tas tabletes. Tai žodžiu, viskas yra supakuota, sudėliota, paruošta pusei metų į priekį, kad šunys būtų saugus ir kad jokia parazitinė šlikštynė jiems neįkastų, o jeigu įkastų, tai kad fucking nudžiūtų, numirtų ir nespėtų paskleisti bacilų po kūną. Tai va, tai šitas keliauja į šunų daiktų dėžę ir prisižiūrėsim, kad laiku būtų sušeriamas. Toliau reikia pasirūpinti vieta, kur šunys keliaus. Automobilyje, ar ne? Ankstesnėme mano automobilyje šunys keliadavo bagažinė. Šiems ten buvo įtiesus tokį specialų patiesalą, kad tų plaukų nepriskraidytų visur. Ir jie savo saugiai keliaudavo tokiam uždaram kambarį. Dabar, kadangi aš nusipirkau autobusiuką, tai truputėlį keičiasi tai, kaip gyvūnai keliaus su manimi. Aš jiems esu rezervavusi, tiksliau neišėmusi vienos eilės sėdynių ir ant tų sėdynių nusprendžiau įrengti hamaką. Hamakas yra toks dalykas, kuris sukuria tokią tam tikrą erdvę. Tarsi dėžė automobilio viduje ir aš žiūrinėjau, kiek hamakai kainuoja ten visokių fancy, hipsterinių gamintojų. Tada žiūrėjau, kiek hamakai kainuoja Amazone, kiek jie kainuoja visokiose kikose ir tada visiškai atsitiktinai užsukau į depo ir depo radau Trixie hamaką už 24 eurus. Galvoju, imam, Jesus, koks skirtumas. Tai Trixie pavadinimas gerai atspindi hamako surinkimo ypatybės, nes buvo truputėlį Trixie. Ir instrukcijos, aišku, nebuvo. Tai buvo tenais reikaliukų, kol aš supratau, kur ten ką kišt, kur ten ką sekt ir kaip sujungt. Bet galų gale surinkau aš tą hamaką, įtaisiau mašinoje ir viskas puikiai veikia. Tai šunys turės normalų savo kambariuką, galėsim kelionės metu bendrauti, jie nesijaus visiškai izoliuoti nuo manęs, nes ir per langus viską matys ir gali prigulti, prisėsti, ten pat jiem galima bus ir vandenuką patiekti, nes visai toks waterproofinis yra tas hamakas, kas man labai patinka.
Dar kas man visai patinka, su šitų hamakų už 24 eurus, tai yra maždaug 100 eurų pigiau negu šiaip visur kitur hamakai kainuoja, tai kad jie turi užtrauktukus diržams prakišti. Tai reiškia, kad šunų saugumas bus garantuotas, nes šiaip šunys apskritai turėtų būti transportuojami arba boksuose, arba prisegti saugos diržais. Tai aš saugos diržus jiems turiu, viską jau ten sukišau, susegiau ir kad jie galėtų būti tvarkingai prisegti. Parodysiu aš va tokiu būdu, juos segu ne prie antkaklių, bet segu prie spec petnešų, kurios buvo kadaise pirktos su automobiliniais diržais. Tai šiaip pas mane viskas yra iš Amazon ir aš esu Amazono pirkėja, ten dažnai randu geriausias kainas ir didžiausią, plačiausią pasirinkimą gyvūnų prekių. Tai va, žodžiu, mano šunys turi tokius čia irgi iš automobilinio saugos diržo yra medžiagos, tai jie tvirti, geri, pakankamai platus, tai reiškia nerežia jiem niekur čianais į pažastis ar į kitas kūno vietas. Ir tvarkingai prisisega, nusisega, žodžiu, labai patogus dalykas. Dar kalbant apie petnešas, tai nors pas mane šunis dabar jau kurį laiką abudu su antkakliais, tas kurį laiką, tai, Maksas tai su manim čia tik tai virš metų gyvena, o Rikis tai pastaruosius, dabar bijau sumeluoti, kokius 3 metus yra vedžiojamas su antkakliu, o anksčiau visą gyvenimą būdavo vedžiojamas su petnešomis, bet irgi vardan gyvūnų saugumo, vardan patogumo vedžiojimo ir šiaip didesnės kontrolės, aš jiems irgi esu nupirkusi broliukams abiems vienodas petnešas, jas irgi pirkau Amazon, tokios fainos su paminkštinimais, labai tvirtos, daug visokių besireguliuojančių dirželių, kas yra gerai, nes Maksas tai yra storulčikas ir jam visokie standartiniai dydžiai nelabai tinka, būna paprastai arba per dideli, arba spaudžiantis tie daiktai. Tai čia man labai patiko, kad labai daug kuriuose vietose realiai visos gijos yra pilnai reguliuojamo ilgio ir su atšvaitiniam tokiam juostelėm. Tai saugumo irgi truputėlį prideda ir dar kas gerai, kad šitos petnešos yra ir viršuje gali šitą prikabinti pavadėlį ir va čia ties krūtine. Tas ties krūtine, tai jisai yra skirtas tam, kad gyvūnas netemptų. Tai irgi tiesiog geresniai kontroliai, jeigu netyčia jausiu, kad šito reikia, tai užsienyje kažkurio vietų, čia ypač apie Maroką eina kalba, kur labai daug yra laukinių gyvūnų, laukinių kačių, laukinių šunų. Ir jeigu netyčia atsitiktų taip, kad Maksas išsitrigerina, nes jis šiaip nebuvo socializuotas šitas šuo, ir jisai labai greitai pameta fokusą ir raunasi paskui kitas kates. Ta prasme, jo dėmesys tikrai yra truputėlį kitoks negu mokyto šuns. Tai aš manau, kad aš jį didelę dalimi vežiosiu tikrai ant ties krūtinę prisegamo pavadžio, nes tiesiog šitaip galėsiu truputėlį geriau kontroliuoti šunį ir jisai pats galės su manimi toliau mokytis, būti tarp kitų šunų, kačių ir būti minioje tarp žmonių. Dar beje, kalbant apie gyvūnų saugumą, tai jie pas mane turi nakčiai visą laiką tokius dalykus. Čia irgi yra ryški liemenė su atšvaitiniais elementais. Ir šitus aš matau kaip būtinus, ypač tokioje šalyje kaip Marokas, kur gatvių apšvietimas toli gražu nėra savaime suprantamas ir kur kai kurie miesteliai net gatvių apskritai neturi, grubiai tariant, tai yra kelias, be jokio šaligatvio, be nieko, kur mums tikrai didelę dalį laiko teks vaikščiotis, nes nepaisant to, kad Maroke bus truputėlį šilčiau, bet ten vis dar pakankamai anksti, panašiai kaip Lietuvoje, gal truputėlį vėliau. Jeigu aš gerai atsimenu, apie gruodį sausį Maroke temsta apie 6 valandą. Tai reiškia, kad mūsų vakarinis pasivaikščiojimas visada vyks tamsoje ir tai reiškia, kad mums reikės ekstra saugumo dalykėlių ir šį kartą tai bus tokios liemenės. Galiausiai, leidžiantis su šunimis į ilgą kelionę, svarbu yra susiplanuoti maistą. Ir čia yra irgi toks pats momentas, nes, pavyzdžiui, Maksas, tas mano mišrūnas, tai jisai ėda viską, jam yra jokio skirtumo, jis yra kaip koks bomžas. Mes su juo einam gatve ir jis iš niekur sugeba susirasti maisto tiesiog kažkur pakampėse, net nereikia artintis nei prie konteinerių, nei prie šiukšlių dėžių. Ir tas šuo realiai nei vemia, nei viduriuoja, tiesiog ten viską perdirba, tas jo žarnynas išmeta lauk ir nori dar. Bet Rikis, tas Džeko Raselo terjeras, jisai yra pakankamai jautrus maistui ir apie jokias tenais paukštienas tai iš viso negali eiti jokia kalba, apie grūdinės kultūras neina kalba, nes šuo tiesiog viduriuoja arba vemia. Tai aš dar jo vaikystėje prieš 12 metų atradau maistą, kuris jam tiko
to maisto paskui pradėjo nebegaminti, tai aš atradau kitą, kuris jam tiko ir nuo kurio jisai nei viduriuodavo, nei vemdavo. Tai kadangi jisai turi tokį specifinį jautrumą, tai reiškia, kad aš turiu visą maistą vežti su savimi, nes tikrai nei Ispanijoje, nei Maroke neužsiimsiu paieškom kažkokių tai kitų alternatyvių maistų, kurie nedirgintų jo skranduko ir žarnyno. Ir kadangi su šunim taip yra, jeigu vienam įpili vieno maisto, kitam įpili kito, tai jie būtinai apsikeičia dubenėliais ir atsisako valgyti savo, nes pas kitą bus skaniau. Tai reiškia, kad aš ir Maksą, vadinasi, turiu šerti tuo pačiu maistu, kurį šeriu Rikiui. Ir, brangu išeina, bet nėra daugiau kaip daryti, nes geriau pirkti brangų maistą, negu kiekvieną dieną šūdus iš kilimo valyti. Tai šunų paruošimas kelioniai apima ir maisto apskaičiavimą. Tai aš, pavyzdžiui, dariau taip, kad aš grubiai pasakiau savo, kad 150 dienų kelionėje tikrai praleisiu, tai reiškia 150 dienų turiu susiruošti maisto. Ir, pavyzdžiui, Maksas per dieną gauna 170 gramų maisto, Rikis gauna 100 gramų maisto, tai aš 270 gramų padauginau iš 150 dienų ir gavau beveik 50 kg sauso maisto, kurį turiu vežti su savimi. Šunims kelionėje vis tiek visą laiką yra stresas, net jeigu keliauja kartu su šeimininku. Tai būna, kad tas ėdrumas truputėlį sumažėja, apetitas pas šunis būna žemesnis. Aš tokiems atvejams papildomai dar jam paimu konservų. Truputėlį pamažysiu su grūdeliais, nes jie konservus labai mėgsta. Tai irgi esu suruošusi, žodžiu, skardinės konservų tiek šunų palepinimui, tiek papildomam paskatinimui ėsti, tada, kai tas ėdrumas bus sumažėjęs. Iki Ispanijos mes važiuosime beveik savaitę. Aš pirmame video pasakoju apie tai, kad mūsų kelionės bus truputėlį trumpesnės, tam, kad mažiau pavargtų šunys kelionėje. Tai irgi tam, kad man nereikėtų semti kiekvieną dieną iš didelių maisto pakuočių maistelio šunims. Tai aš iš karto susisvėriau ir susinormavau sausą maistą visai savaitei, kai mes keliausime dar tik tai iki Ispanijos automobiliu. Tai reiškia, kad man pačiai tai sukurs gerokai didesnį patogumą, nes nereikės to maisto ten kiekvieną kartą semti, sverti ir žiūrėti, kiek jie per dieną iš tikrųjų suvalgė. Aš galėsiu iš karto vizualiai matyti, koks yra jų tas valgumo statusas. Dar beje, kalbant apie stresą šuniukų, tai šalia visų skanukų, kuriuos aš irgi be abejonės vežuosi iš karto pusmečių į priekį, dar vešiuosi ir CBD lašiukų, nes mažiaus koncentracijos CBD lašiukai, aš naudoju 5%, padeda šunims truputėlį tą stresą išgyventi. Tai čia, pavyzdžiui, irgi jeigu pas kažką šunis bijo garsų, ten kokių fejerverkų ar panašių dalykų, CBD gali būti visai gera priemonė. Aš šiandien jokiais būdais nereklamuoju ir nesakau, kad reikėtų dabar visiems su tais CBD žaisti, bet mano šunims tai veikia. Ir tai padeda nuimti stresą ir nerimą kelionių metu ir padeda truputėlį paskatinti jų apetitą. Tai aš kelionės metu, šalia to, kad būsiu susisvėrusi maisto, susižiūrėjusi, kad jie turėtų skanukų ir kad būtų visiškai laiku paglostyti, paniurkyti ir su jais būtų pažaidžiama, dar ant viršaus jie man gaus ir truputėlį CBD lašiukų. Ir iš principo, kalbant apie pasiruošimą, tai čia yra plius minus viskas. Šalia šitų be abejonės keliaus tokie dalykai kaip guoliukai, rankšluostukai, megztinis Rikiui, nes jisai mėgsta sušalti, erkių išėmimo įrankis, jeigu netyčia kokia erkė įsisirptų, šukos, nes Maksas pakankamai stipriai šeriasi, tai reikės jį irgi vis tiek šukuoti, nepaisant to, kad mes nebūsime namuose. Ir to turėtų pilnai pakakti tam, kad mes galėtumėm saugiai keliauti su šunimis pusę metų. Ir visai pabaigai, jeigu turite kažkokių tai pastebėjimų, pasiūlymų, komentarų, būtinai rašykite juos į šio video komentarų sekciją. Taip pat, jeigu turit kokių nors klausimų arba norėtumėt, kad patikslinčiau dalykus, kuriuos aš minėjau šiame video, tai būtinai irgi rašykit, pasistengsiu juos arba atsakyti komentaruose, arba ateities video, dar kai pasakosiu apie tai, kaip gyvūnams sekasi keliauti. O kol kas tiek. Iki kelionės liko 2 savaitės, tai reiškia, kad pasiruošimas labai stipriai intensyvėja. Šunys neturi jokio supratimo, kodėl namai yra pilni dėžių ir lagaminų, bet aš net neabejoju, kad jie apsidžiaugs tuo, kad jie irgi yra supakuoti, o nebus palikti pasaugoti kur nors mano mamai. Tai viskas, susimatysim kitose video arba susirašom komentaruose. Iki.